Kaip žinoti, ar ADDS serveris veikia jūsų kompiuteryje ir kaip nustatyti kitus jo parametrus. Tam jums reikia pasileisti ADDS serverio kontrolinę panelę. Kurie rasti, lengviausias būdas ieškoti tai yra per paiešką. Jinai bus administraciniuose įrankiuose. Aš vedu taip. Administrative Tools. Taip, ir čia tarp kitų įrankių susirandu Maintenance ADDS serverį. Taip, štai ADDS serverio administracinė panelė, kurioje galite valdyti visus jo nustatymus. Taip, pirmas langas yra valdymas. Pirmojoje kortelėje valdymo lange jūs galite sumatyti, ar serveris ADDS yra paleistas ir čia jį sustabdyti. Jeigu šitas mygtukas yra neaktyvus, vadinasi ADDS serveris yra paleistas jūsų kompiuteryje. Norint sustabdyti, aš galiu uždėti varnelę ir paskui sustabdyti serverį. Mano dabar yra paleisti mygtukas yra aktyvus, spaudžiant aš paleidžiu ADDS serverį. Taip. Kas ir kokie parametrai yra kitose languose, kaip juos valdyti, žiūrėkite kitose mūsų video.